Rytas labas. Kažkelinta jau atostogų diena. Mes poilsiaujam jau, nebekeliaujam. Eisim pavalgyt. Šiandien gal važiuosim į Hurgados patį miestelį. Pasižvalgyt, kas gero. O dabar einam pusryčiaut. O žmonės jau nuo ryto deginasi. Mes pusryčiam. Paimsim omletą. Vaikštam dabar čia biškį po parduotuvės, deriamės, nusipirkom maikį, Matėjo džempą. Pas mus dabar poilsis šiom dienom, tai neturiu ką daug nufilmuoti. Buvom šiandien mieste šiek tiek, nuvežėm drabužius išsiplauti, nes per tiek laiko susikaupė nemažai. Paskui užsukom į turgelį, tokį nusipirkom kelias rūbus. Ir dabar vėl grįžom į viešbutį. Pasportavau. Dabar einu kažką tai kavos atsigert, iškasti. Ir vakaruosim. Muzika groja. Kuku. Labą dieną. Labą dieną. Šiandien leidžiam laiką taip. Visą dieną. Viešbutį. Oras geras. Vienas. Du. Trys. Dar? Na va, grįžau iš plovyklos. Drabužiai išplauti. Ir dvigubai pigiau nei viešbutį. Tai va, jeigu reiks rekomendacijų, pasakysiu. Dabar eisim į masažus. Eisim į masažus, pasimasažuot. Jeigu leis, tai pafilmuosiu. Tikiuosi, kad leis. Tamsu. Baigiam savo masažus. Čia kebabas. Kaip masažai? Šiaip sau. Nežinau, ką pasakyti. Masažas tai gal nieko, bet baseinas buvo šaltas, džakuzi. Sauna irgi tokia šalta. Tai kokybės nelabai. Po visų masažų sugalvojau pasportuoti dar. Parodysiu, kokia salė. Nedidelė,
bet kaip ir viskas yra, ko reikia. Jo, tikrai nemažai treniruoklių. Žmonės ateina pasportuoti. Tai va, aš irgi stengiuosi pasisportuoti. Pavalgyti reikia biškai išdeginti kalorijas. Jūs, pačių kaip. Paskutinė mūsų diena čia. Eisim degintis vėl. Padarysiu šiokią tokią apžvalgą viešbučio. Čia vat įėjimas iškart. Ten receptionas. Gražus šitas. Čia lobby bar, kuris dirba gal visą parą. Alkoholis. Čia pasisėdėti. O čia išėjimas jau į lauką. Čia pusryčių, pietus, vakarienė. Čia galim sėdėti. Čia spa sporto salė. Čia desvertinė, kava. Čia yra paskui du restoranai. Čia azijiečių restoranas, bet reikia mokėti papildomai. Ir čia yra local kažkoks tai restoranas irgi už papildomą kainą. Čia prasideda baseinai, va čia yra baras baseino. Čia irgi galima valgyti pusryčius, pietus, vakarienę. Ten suvenyrai. Baseinai, šitas šildomas baseinas didelis, tik žiemą galima maudytis. Čia dar žmonės deginas, nors jau vakaras. Čia visi kambariai. Eina tokia eilė. Čia antram aukšte suaugusių baras, o apačioj čia vyksta visas veiksmas. Šokiai. Animacijas visokios. Čia čiuožynės, bet šitie nešildomi baseinai. Tai šalta. Čia yra vaikam baseinėlis. Irgi šaltas. Čia vaikam. Čia yra tokie nameliai, galima išsinuomoti kaip kambarį, tik čia namelio tipas, kas mėgsta privačiai. Čia eina baseinėlis per visą tą. Čia eina jūros vanduo gal, bet toks nešvarus labai. O čia irgi kaip kotedžo tipo kambariai. Brangiau kainuoja, bet vat baseinas iškart šalia. Tik dabar šaltas, aišku.
Ir čia eina dvieilės, o čia šitie nameliai, o čia kotedžiukai. Turėjom čia. Čia antram aukšte joga vyksta. Pirmam aukšte baras. Čia tinklinį galim žaisti, čia tipo futbolas. Ir čia prasideda jūra ir gultai. Dar ten parodys yra čiuožyklos. Šiandien vėjuota šiek tiek. Nu visada čia po pietų vėjas pakyla. O čia yra čiuožyklos. O čiuožinėja kažkas, nors vanduo tai šaltas. Ir čia toks pliažas. Jūra raudonoji. Maudžiaus vakar. Gylio nėra tik. Tai tokia vat apžvalga. Greita. Prabėgau. O dabar eisiu į salę. O vėliau kas nežinau. Ar kažkur važiuosim ar ramiai. Nieko daug neparodau, nes niekur neveikiam iš tikrųjų. Ilsimės po visų kelionių. Paliekam savo viešbutuką. Keliausim. Apsiverksiu. Aš dar norėčiau pabūti. O man jau atsibodo. Tas pats per tą patį. Atvažiavam į oro uostą. Hurgada Terminal 2. Mes jau oro uoste. Mažas terminalas. Vietinių skrydžių. Žmonių nedaug. Mateo žaidžia. Mama bukina. Nakvynė mūsų. Važiuojam. Mažas. Skridom Kairo oro uostą. Važiuosim į savo viešbutuką kažkokį. Papigam. Va mūsų. Susistumėm lovas. Kiek čia kainavo? 20? 30? Užsukom į libaniečių restoraną šalia. Bulvyčių dar laukiam. O čia kas? Šavarma. Bon appétit. Pyrago valgysim su arbata.
cake. Look, what is inside? Ooh. Šokolad. Skanu. Saldu. Skanus keksas. Ai. Išėjom pasivaikščiot paskutinį vakarą. Po Kairą. Atėjom ant tilto. Patinka tau šitie laivai? Šviečia muzika koja, ne? Paskutinė mūsų atostogų diena. Babutė daro pusryčius. Važiuosim į oro uostą. Kuku. Važiuojame į oro uostą. Į šitą beprotišką miestą. Atvažiavom į Sfinkso International Airport. Dabar reiks praeit krūvą patikrų ir lauksim lėktuvą. Voilà, mes praėjom krūvą patikrų. Dabar laukiam čia lėktuvo. Laukiam lėktuvo, skrisim namo? Ne. Ne? Namo. Baigėsi mūsų kelionė. Stryga. Liko paskutinis skrydis į Nicą. Liūdna? Grįžom į civilizaciją, kaip pasakyti. Jo, grįžom į civilizaciją. Žmonės kitokie, europiečiai tikrai. Švaru. Gera iš tikrųjų sugrįžt, bet ir liūdna palikt, nes labai patiko. Kad ir kaip ten buvo su visais tais pinigų prašymais, po kiek laiko jau pripranti, kad prašo pinigų. O dabar tai kažkaip grįšim į gyvenimą, toliau gyvensim, kažkur kitur keliausim. Iki kitų kelionių? Taip, iki. Aua. Aua. Ate.